Sveiki atvykę į Kuvalda podcast studiją. Šiandieną kalbėsime su žmogum apie ilgaamžiškumą ir kaip metus sustabdyti ne kažkokią mistiką, o mokslo pagalbą. Vaidas Dirsė, žmogus, kuris ne tik propaguoja ir padeda vystyti ilgaamžiškumą Lietuvoje, bet ir pats gyvena ir naudojasi savo pačių patarimais. Šis pokalbis skirtas ne tik tiem žmonėm, kurie nori gyventi ilgiau, bet ir tiem, kurie nori gyventi kokybiškiau bei geriau. Tad nebegaišinu jūsų laiko, jungiamės į pokalbį. Sveiki, mėly draugai, mes grįžtame į mūsų studiją po neilgos pertraukos, bet tikėkime, kad pertraukų daugiau taip nebus. O grįžtame ne šiaip sau, grįžtame su labai įdomia asmenybė. Ir pas mūsų studijoje šiandien yra genetikas, medicinos mokslų daktaras, ilgaamžiškumo mokslo pradininkas Lietuvoje, Vaidas Dirsė. Labadiena. Vaidai, ačiū. Ačiū, kad atėjai, ačiū, kad esi su mumis šiandien. Nuo pat pradžių pradėkim. Kas nutiko tavo gyvenime, kad pradėjai domėtis ilgaamžiškumu? Ar tai buvo išorinis įvykis ar vidinis nerimas kažkoks? Aš gal pasakyčiau, viskas prasidėjo labai paprastai. Visų pirma, tai yra mano specialybė, yra genetika, kai yra galimybė tiesiog į tokius dalykus pažiūrėti iš mokslo pusės ir labiau pasigilinti. Bet iš tikrųjų viskas prasidėjo, gal nustebs žiūrovai, bet sporto salėje, kai su keliais draugais sportavom ir pradėjom kalbėti šitą temą, čia buvo gal prieš kokius 9-10 metų, kad ilgaamžiškumo tyrimai, čia tokia pradžia, įdomu būti pastirinėti ir draugai jau gilinasi, o aš turėjau mokslinį pagrindą. Na ir sako, Vaidai, gal tu gali ištirti mus, bet šitos būtent tyrimus. Pasibandėm, pradžioje mūsų buvo gal kokie 2-3 žmonės, pamatėm, kad turim įdomis rezultatus, pas vienus geresni rodikliai ilgaamžiškumo tyrimų, pas kitus blogesni ir po to po truputį ėmėm daugiau tyrinėtis ir mūsų... Aš noriu iškart tada, kokie rodikliai rodo tą senėjimą? Yra pagrindiniai 3 rodikliai. Tai yra telomerų ilgis, atspindi asmens biologinį amžių, tada yra NAD molekulės koncentracija, kuri parodo ląstelių jaunatviškumo statusą, ir epigenetinis biologinis laikrodis, kuris parodo tavo, koks yra tavo biologinis amžius, lyginant su tavo paso amžiumi. Okay. Praktiškai tuos įsityręs, tu gali labai aiškiai pažiūrėti, kokia yra tavo situacija šiai dienai. Gerai. Tai jūs ištyrėt juos? Taip, ir pamatėm, kad pas vieną draugą yra geresni rezultatai, pas kitą šiek tiek prastesni. Pradėjom domėtis, kaip galim pasigerinti šitos rodiklius. O tuomet jau buvo prasidėjusi ta pati mokslo banga ilgaamžiškumo, kurios pradininkas yra laikomas Harvardo profesorius Davidas Sinclairas, kuris laboratoriniam sąlygom ir bando išsiaiškinti, kaip vyksta senėjimo procesai ląstelių lygmenį. Tai reiškia, tu gali ne tik pasimatuoti, koks yra tavo statusas, bet gali ir remdamasis inovacijomis net ir pasigerinti šitos ilgaamžiškumo rodiklius. Tai gerai, tai jūs ištyrėt savo draugus. Nuo ko priklauso tas senėjimas? Kodėl pas vienų yra geresnė duomenys, pas kitų blogesnė? Iš esmės, jeigu tu nori apskritai ir koreguotis ir pasižiūrėti, kas tą lemia, tai yra 3 pagrindinės kryptis. Tai visų pirma yra gyvensenos kryptis, yra numeris 1, kur yra labai aiškus tyrimai, kai rodo, kad tu koreguojasi konkrečius veiksmus gyvensenos ir tu gali pasigerinti. Imkim paprasčiausią, tarkim, stresą. Visi žinom, kad stresas kenkia, bet tarkim buvo labai aiškus tyrimas, kad tyrė stresą nėštumo metu moteriams. Ir pamatė, kad jeigu tos, kurios stresavo labiau, jų net naujagimiai gimė jau su tom trumpesnėm telomerom, jau blogesnėm. Jau gyvenimo pradžiai, sakykim. Kiek gali stresas, sakykim. Ačiū mama, jo. Ačiū mama, jo, kad stresavo, jo. Tas pats miegas, atrodo, visi žinom, kad reikėtų kaip ir tenkamai miegoti, bet yra tyrimas, kur parodė, kad jeigu tu miegi mažiau negu 6 valandas, rodikliai iš karto krenta telomerų. Bet jeigu miegi daugiau negu 8 valandas, taip pat blogi. Taip pat blogi? Opa. 6-8 valandas buvo puikiausi rodikliai ir tada telomeras pačios ilgiausias. Dar trumpai, jeigu apie telomeras, tai telomera tai toks DNR fragmentas mūsų chromosomų galuose ir jis su amžiumi trumpėja. Kuo tu vyresnis, tuo jos trumpesnis. Svoločiai. Ir visa esmė jo, kad reikėtų jas kiek įmanoma pristabdyti arba prasilginti. Tai vat, stresas, miegas, tas pats sportas nurodo irgi rezultatus. Gerai, dar sakėt, dėl NAD lygio organizme. Dabar NADas yra apskritai ant bangos. Aš pats kelis kartus esu daręs NADo infuziją Unavido klinikoje.
ar aš pajutau kažką stebuklingo, ar aš atjaunėjau ir panašiai. Kiti sako, kad kartais atrodai pajaunėjęs. Plus yra dar NMN. Papildas, jisai kartu eina su resveratroliu. Jie taip pat skatina papildyti tas atsargas. Ir gerai, jeigu aš, pavyzdžiui, vartoju tą NMN su resveratroliu, ar ištyrė mane ir pamatė, kad pas mane nado lygis pasipildo? Ar tai apgaulingas kažkoks yra, ar nelabai? Ne, tai nado molekuliai ant bangos dabar tiesiog išpopuliarėjo kaip mokslo objektas, bet jį yra tyrinėjama jau kokius 50-60 metų. Taip pat nado molekuliai yra visiškai natūralus dalykas mūsų organizme ir kaip telomeros trumpėja, taip ir nado koncentracija su amžiumi mažėja. Bet jeigu tu sugebi pristabdyti koncentraciją ir pasididinti, automatiškai optimizuoja daugybę ląstelinių procesų, nes nadas valdo 300 cheminių reakcijų pas mus organizme. Energijos lygis, uždegimai, ląstelio apsauga, regeneracija ir panašiai. Tai kai pasigerinti nado lygį, telomeras, tai minėjau, gyvensina, tada yra aišku įvairios terapijos ir papildai, ką ir minėjote, NMN ir kitos kombinacijos. Mes Lietuvoje turime tokią longevity entuziastų bendruomenę ir mes patyrinėjom šitos rodiklius kas pusę metų, jau kokie 9 metai. Turim jau virš 700 asmenų ir matom rezultatai iš praktinės pusės, kas gerina, kas blogina, kaip žmonės jaučiasi ir panašiai. Tai turim tokį stiprų praktinį pagrindą. Tai šiaip jeigu nado lygis yra aukštas, mes galim teikti, kad automatiškai turėtų viskas būti gerai. Nebūtinai tu turi jaustis ten pakilėtas kaip po kofeino, bet jau ten, tarkim, taisomos genų mutacijos, taisyklingai apsaugoma ir tu jau kokybiško gyvenimo trukmę gali prasitęsti. Kokybiško. O pačio ilgio gyvenimo? Lygiai taip pat. Čia dar yra tas trečias rodiklis, tai yra epigenetinis biologinis laikrodis, kur tu gali, tarkim, iš kraujo pamatyti, kiek tu yra metų, tarkim. Pas jie yra ten 38, pas tave ten, tarkim, 35 biologinis. Reikia tikėtis. Tai aš pats čia tyriausi, kai man buvo 35 metai, pas mane parodė, kad esu 37 metų. 2 metais vyresnis. Bet tu gali pasižiūrėti ir kada yra tavo tas vadinamasis mirties laikrodis. Tai reiškia, kada jau tavo tokie epigenetiniai veiksniai visiškai išsenka, bei jų ląstelė nebegali funkcionuoti ir žūsta. Tai teoriškai, jeigu tave pastatome tokias idealias sąlygas, gali pažiūrėti, kiek tai yra užprogramuota gyvuoti šiai dienai. Tu savo. Jo, tai va, toks aišku sukeliantis emocijų rodiklis, bet jis yra visiškai... Bet labai galbūt įdomių emocijų, žinai. O, aš tiek mačiau. Aš mačiau, mano pradžio kaip tik būtų toksai geras spyris į šikną pradėti gyventi ir džiaugtis gyvenimu, bet artėjant tai datai, jaučiu, tu nebegyveni, o tu tiesiog egzistuoji. Filosofijos čia psichologijos daug, bet aišku, dabartinis mokslas juda į priekį ir tu galėjai net ir tą time to death prasitęsti, sakykime. Tai va, tu turėdamas pradžiai, toks gal atspirties taškas, o po to, jeigu tu imiesi inovacijų, tu gali prastės. Tai vat, jeigu įdomu, žiūrovom, pas mane yra 86 metai, mano time to death. Tai ar čia gerai ir blogai? Gal gerai, godžiuosi. Kiek pačiam šiandien? Man yra 40 lygiai. 40. Nu, nepamirškit parašyti laiško Vaidui po 46 metų. Paklausti, kaip jisai dar gyvas. Geras, bet taip įdomu. Bet gerai, tai vartojant NMN arba patį visą nadą, infuzijas, mes galim tą gyvenimo kokybę pasigerinti. Taip, ir galim tas visas atsargas ne tik pristabdyti, bet ir pasipildyti. Taip, tą mes matom iš praktikos ir tą mokslas rodo, kad tas koreguoja. Bet gerai, jeigu mes kalbame apie būtent tos papildus, ar pastoviai jos vartoti reikia, ar nepastoviai, ar reikia intervalais vartoti, ar priprantam organizmas prie papildų, ar gal be jų iš viso paskui dar greičiau viskas munka? Kaip... Čia geras normalus klausimas. Aišku, tas sritis yra ant tiek nauja, kad mes stebim paskutinius tyrimus, bet auksinė standartų tyrimai yra klinikinė studija su žmonėm. Internete šiaip informacijos yra tikrai begalybė, bet studija su žmonėm yra standartas. Tai, tarkim, tikėti viskom irgi negalima. Jo, reikia žiūrėti kritiškai. Tarkim, šią dieną su NMN yra 12 klinikinių studijų vyksta su žmonėm, 9 yra pasibaigusios, 8 publikuotos ir šiandien rodo, kad tas yra efektyvu ir saugu. Vat, kol yra šiandieną tokie duomenys, tai kaip ir viskas tvarkoj, nepertraukiamas vartojamas yra įrodyta, kad saugus iki 12 mėnesių. Jeigu tu NMN kasdien vartoji, yra viskas tvarkoj. Bet vėlgi čia mes turim atsakingai pareikšti, kad papildai yra su sveikatos priežiūros specialistų vartojami geriausiai, kad tas būtų įsivertinti savo sveikatos būklę. Tai va, bet vėlgi NMN yra kombinacijos resveratrol, bet tarkim dar pamiršta ir trečią papildą, tai yra trimetilglicinas, kuris yra svarbu pačiam NMN-ui, nes kai tu vartoji NMN, jis yra labai suvartoja vadinamosius epigenetinius veiksnius ląstelį. Reikia jais papildyti. Vat trimetilglicinas, TMG yra dar tas trečias papildas ir vat, jų trijų ta kombinacija veikia geriausiai. Dar yra kažkoks spermidinas, man atrodo. Yra spermidinas, apskritai yra naujausias longevity papildas, jisai imituoja protarpinio badavimo procesus.
Vat jis taip veikia. Tu gali nebadaut, bet badaut. Iš esmės jau tos pačius procesus imituoja. Yra, tarkim, ir fisetinas, kuris išvalo pasenusias ląsteles. Tas pats kvercetinas, apigeninas, jie veikia truputį nadą didinantis netiesiogiai. Tai tų kombinacijų yra daug ir mes su savo grupė esam protokolus irgi išdirbę, kaip jų galim adaptuoti ir geriausiai pasiekti. Adaptuoti galima. O šiaip, jeigu mes kalbam apie sportininkus, pavyzdžiui, visi šitie papildai yra leidžiami sporte? Mano žiniom, šiai dienai tas nėra įtraukę į dopingo sąrašą, tai šiai dienai kaip ir viskas yra tvarkoj. Bet reikėtų pasitikrinti, nežinau tiksliai visų sąrašų pilnai. Gerai. Kitas klausimas. Mano žiniom, kad NMN Lietuvoje kol kas dar nėra leidžiamas pardavinėti. Taip. Nors gali bet kur iš kitur užsakyti ir į tą pačią Lietuvą, bet pačio Lietuvoje prekiauti NMN negali. Kodėl? Jo, tai yra tiesiog ES reguliavimai, tu turi notifikuoti papildą, tam reikalingos ilgos procedūros, nemenkos investicijos ir kad tą padarytum, reikia įdirbio. Šiai dienai Lietuvoje dar tas nepadaryta. Bet, tarkim, toje pačioje Anglijoje gali nusipirkti ir kitur. Tai iš Olandijos čia siuntėsi, iš Latvijos čia siuntėsi, iš Lenkijos čia siuntėsi. Biurokratiniai trūkumai, sakyčiau. Bet kažkokie pinigai kažkur kitur nukeliauja. Gaila, bet... Kur žiūrite biurokratai, neaišku. Neaišku, bet... Ar pats matai senėjimą kaip ligą ar kaip natūralų procesą, kurį galime tik sulėtinti? Ilgaamžiškumo pradininko profesorius Sinclairo nuomonė tai yra liga. Aš manyčiau, kad prie to link ir judama, kad nors tai yra natūralus procesas, bet kai jau matom pagal tyrimus... Sensta, viskas sensta. Jo, bet tą matom galim kontroliuoti. Buvo dabar tyrimas su pelėmis, kur sugebėjo atsukti tiesiog ląstelių ciklą atgal. Tai reiškia, yra saugusi ląstelė ir tu ją gali atjauninti net iki embriono stadijos ląstelės. Įsivaizduokit, net iki pradinės, kaip tu gimei ląstelės. Gerai, bet jeigu jau gyvūnas padaras jau yra užaugęs, ceginis susitrauks. Tai ima tiesiog jo atskirą organą, šiuo atveju ėmė akis, sukėlė labai senatvinę ligą, glaukomą, kur visiškai pasensta akies audinys ir tada akies audinį atjaunino taip, kad jos pradėjo regėti kaip jaunuoliai. Ir tas įvyko, dabar jau atliekami tyrimai su beždžionėmis antroji fazėje, tyrimai buvo sėkmingai publikuoti konferencijai ir dabar šiais metais startavo tyrimai su žmonėm. Laukiam labai, nes tokie tyrimai turėtų trūkti apie 3 metus plius minus. Su žmonėm dar kokie 3 metai ten, kol publikuota, tai mano lažybinis spėjimas, kad 8 metai ir manau bus jau proveržis. Tai noriu pasakyti, kad ateityje gali būti taip, kad mes apskritai vos neamžinai gyventi galim. Aš pradėčiau nuo to, kad taip žiūrint paprastai, tai bus atskirais audiniais ir organais. Tarkim, pamato, kad pasensta jūsų, nežinau, ten širdis, kepenys. Gerai, bet raumenynas, tai jisai neneš viso gyvenimo, ta prasme, 200-300 metų. Apie 120-150 kalbama, kad jau turėtų būti išlaikyta kokybė visiškai. Ir tos kompanijos, kur daro tyrimus ir sako, kad pradžioje startuos su akių audinio, odos audinio ir raumenų sąnarių kaulų audiniais. Tie bus pirmieji, kur bus atjauninama. Ir tos kompanijos pilnai įsitikinusios. Pavyzdžiui, yra mestos investicijos iki 3 milijardų, kad šitie tyrimai tęstųsi. Tai čia negali jie būti nesėkmingi. Meskit daugiau. Tai nes ne pinigos esmė. Kai turi pakankamai. Jo, tai kalbama, kad tai bus regeneracinės medicinos viena iš tokių sričių, sakykime, kai tu atjaunini ir tu gali kokybę išlaikyti kiek įmanoma ilgiau. Gerai, o tu esi girdėjęs dabar tokį pasakymą, tai aš mačiau, kad korėjiečiai, man atrodo, yra išradę irgi būdą lygiai taip pat reversą padaryti vėžiniam ląstelėm. Kad vėžys pradeda pats save valgyti, po biškį nik. Tai čia tai yra dar ir kitas sritis, kai yra vadinamosios genomo žirklės. Tai praktiškai, jeigu tau yra kažkokia genetinė mutacija, kuri sukelia vėžį, liaudiškai tariant, tau suleidžia preparatą ir ta mutacija iškerpa. Ir tau nebėra ligos, nei vėžio, nei nieko. Pavyzdžiui, šita technologija vyksta apskritai 70 klinikinių studijų su žmonėm, ties 70 skirtingų ligų. Ir ties 2 ligom jau leidžiama taikyti praktikui. Tai yra 2 kraujo lygos, Anglijai, beta-talasemija ir siklemija. Bjaurios lygos, neturi gydymo normalaus. Su šita technologija išgydė 96% pacientų. Tai praktiškai visus. Why? Mr. Anderson, why? Medalio kita pusė, kaina. Nuo 1,5 iki 3 milijonų vienas kursas žmogui šiandienai. Eikto namas. Bet mes žinom, iš tikrųjų, yra toks gyvenimo tokia rykštė, žinai, žmonės milijonieriai ir miršta nuo vėžio. Ir niekas jiems negali padėti.
Man atrodo, jie gali ne 1 milijoną įmerkti į būtent tas... Kodėl visą tai nedaro jie? Visų pirma, tai yra, kad vėl sugrįžkim prie tos pačios biurokratijos. Nes ta prasme, tu žinai, kad tu mirsi taip, kad jau jau tunelio šviesa tau, matai, netoli yra. Tai gal jau pabandyti, o ką? Tai čia yra dvi pusės. Viena pusė yra ta oficialioji. Tai visi tyrimai, jie turi būti reglamentuoti su bioetikos leidimais, su visais teisiniais reguliavimais, yra lėti ir tokie, kaip sakytų, neteisėti, ten aš noriu. Bet yra ta pilkoji zona, kur tu gali tiesiog nuvykti privačias klinikas, yra, tarkim, įsikūrusios Hondūre, Kostarikoje, tokiose šalyse, kur, aišku, įstatyminė bazė. Galima užmerkti kitės. Ir ten jau teikia šitą terapiją, kas nori. Tai, pavyzdžiui, yra tokia įdomi folistatino geno terapija. Folistatinas yra toks genas, kuris atsakingas už daugybę raumenų funkcijų. Ištvermės, jėga, paslankumas, tamprumas. Tu atlieki folistatino geno terapiją, jau jų tyrimai rodo, kad pagerėja tavo liesa raumenų masė, bent 10%. Riebalinis sluoksnis nukrenta, tos pačios telomeros palgėja ir kiek matė biologinis laikrodis apie 10 metų net gali pajaunėti. Tai jie dar yra pirmoji stadija į klinikinės studijas, bet jie jau teikia šitą terapiją. Terapija nebrangi, tik $25,000 viena injekcija. Užtenka 12-16 mėnesių. 12-16 mėnesių. 25,000. Jo, viena injekcija. Tiem, kas daug pinigų turi, tai tikrai nėra daug. Jo, tai irgi turime iš savo bendruomenės vieną asmenį, kuris kaip tik šiandien ir atlieka šitą injekciją iš valandos laiko. Tai žiūrėsim kaip iš praktikos. O sakykit, iš karto jaučiasi tas efektas? Reikia kelių savaičių, kad pasirodytų, bet iš esmės kažkur kelias savaitės, keli mėnesiai ir jau individualiai, bet jau turi pajausti asmo. Tai labai įdomu. Susitarkim, kad už kelių savaičių jūs man parašysit būtinai. Pats klausiu labai. O aš galbūt įmėsiu netgi į savo Instagramo stories arba čia į komentarus netgi, nes pačiam labai įdomus dalykas, labai įdomus. Blemba, labai įdomus. Jo, bet aišku, dar tokia pilka zona, nes tarkim, tu Europos Sąjungai to tiesiog nepasidarysi, nes leidimai, bet tokiose šalyse tu tą gali pasidaryti. Gerai, o ant kiek tai yra saugu? Saugumas yra numeris 1 ir šį dienai tas rodo, kad tas yra saugu, bet aišku, čia reikia žiūrėti ir labai ilgalaikės perspektyvos, kas už metų, 2, 3 ar ten 10. Būtent šitas. To mes nežinom. Bet mokslas, tokia sritis, kur yra dinamiška. Negali būti tai, kaip po tos injekcijos kažkaip tai tas pas tavo DNR kažkaip tai pasikeičia ir... Dažniausiai įterpia tą geną labai tiksliai, pagal daminės technologijas ir gali net patikrinti, ar tiksliai įterpia, ar nėra kažkur į šoną nuklydęs. Kol kas tyrimai rodo, kad viskas labai tikslu ir saugu. Žiūrėsim, aišku, bet čia, kaip žinot, ir su bet kokia medicinos sritim, kai pirmą kartą skiepai atsirado, irgi visi bijojo, kad čia taip, o dabar yra kasdienybė mūsų, tai tikriausiai ir čia bus po truputį. Labai įdomu. Gerai, koks šiandien yra pats įdomiausias, bet visuomenėje beveik nežinomas biomarkeris susijęs su ilgaamžiškumu? Tai manau, aš juos, žinokit, ir paminėjau, tie 3 markeriai, kur kaip ir žino, girdi po truputį, aišku, ta edukacija labai reikalinga, kad mes ir dabar darom, kad plačiau žinotų. Gerai, tada kitas klausimas, kur žmonės gali juos pasidaryti? Aš pats tik iš tą paslaugą, tai jeigu kartais norėtų, tai galite į mane kreiptis. Kontaktus visus rasit čia? Taip. Gerai? O kaip brangiai kainuoja šitie? Įvairiai, bet dažniausiai tai yra apie 200-300 eurų už tyrimus, plus, aišku, aš visada atlieku konsultaciją, kad asmuo gautų visą teorinę žinias, kad nebūtų paliktas tik su pliku skaičiumi, kad gautų rekomendacijas ir protokolus ir galėtų pasinaudoti mokslo inovacijom šiai dienai. Ir visą kursą, ką jam reikėtų daryti? Sudėliojam. Gerai, tada kitas klausimas. Ar pats praktikuoji tai, ką rekomenduoji? Ir kokia tavo paties yra šiandienos rutina? Stengiuosi, aišku, to laiko gal trūkumas, bet kas liečia papildus, tai tikrai išdirbtas protokolas, pats kiek esu toj bendruomeniai, 8-9 metai, tiek ir be perstojo. Gerai, ir 6 valandas išmėgi. Visai būna, bet, tarkim, kas liečia apskritai biomarkerių, tai vieni biomarkeriai yra, tarkim, iš kraujo, bet kiti yra tai mūsų išmanus įrenginiai, kurie padeda mums ir stebėti, tarkim, tas pats miegas 6 valandas, bet reikėtų, kad ir gilaus miego būtų. Būtent, būna kartais, man irgi buvo vieną kartą, atsimenu, labai nedaug valandų, bet rodė, kad puikus miegas, žinai. Ja. O būna kartais ir 8-9 valandas išmiegi,
o rodo, kad you're sleep poor. Jo, tai gilaus miego reikėtų tikrai bent 1,5 valandos idealu būtų. O kaip pasiekti tokį lygį? Ar yra kažkokie nežinau, pagalbiniai? Tai žinokit, mano būtų receptas, tai visų pirma labai normalus papildų susidėliojimas, miego papildų. Mes turim irgi išdirbę protokolus, kur yra, nes dabar, tarkim, jeigu tu nori gerai miegoti, pasiskaitai, gal čia melatoninas, gal tas, Yeah. Bet būna kartais susikrauna viską prieš miegą, visų ten 5-6 miego papildus, ir po to sako, lyg ir užmigau gerai, miegoju, bet ant pirmą nakties nubudau. O reikia taip susidėlioti medžiagas, kad, tarkim, vienos veikimas baigėsi, tu įsivestum kitą, kad iškart kitos prasidėtų. Ir kad, ir būtų įėjimas į miegą, gilus miegas ir kad tu neatsibūstum ten naktį. Bet esam tokius įsidėlioję, tarkim, prieš porą dienų mano gilaus miego rekordas buvo 3 valandos, kur praktiškai, tikrai super skaičius, tiek pasiekti yra sunku. Tai vat šitas, aišku, kitos inovacijos, tarkim, gal teko girdėti, yra nervo klajoklio stimuliacijos tokiu lankeliu. Toks yra pulseto lankelis, kur tu įsidėdini ant kaklo. Dabar čia lietuviai išleido. Jo, lietuviai. Jo, aš visai neseniai mačiau ir man vienas buvo atvežęs išbandyti. Nes jis toks tokia pat kaip kompleksas, kaip elektrostimulacija. Stimulacija yra specifinių dažnių ir stimuliuoja tokį vagus nervą. Tai yra klajoklis nervas, jis eina per visą praktiškai kūną ir jis labai daug nervų sistemų taip pat kontroliuoja. Ir jeigu jis yra užsispaudęs ir kitur atsilieps nelabai gerai. Tu įstimuliuoji, jis atsipalaiduoja ir tas gali ir antistresiškai veikti, ir miego kokybė. Gerai, dabar padarom tokią mini neapmokamą reklamą. Pats naudojasi? Jo, aš naudojuosi prieš darbą, yra 5 minučių seansas. Užsidedi, simuliuoji, žmona naudoja prieš miegą. Puikiai miegai suveikia. Aš pats net ir kaip veikia, ta prasme, aišku, kartais būna subjektyva, nes reikia bent mėnesį naudoti, nes kiti būna panaudoja ten 2-3 kartus, sako, nežinau, ar veikia. Trečia yra funkcija prieš skausmą. Aš turėjau pats lėtinę traumą peties ir, kaip ir susigyvenau, sėdėjau lankelį, galvoju pabandysiu skausmo funkciją. Įjungiau, 2 minutės žiūriu, ranka atsileido visiškai. Tai vertas dėmesio. Šiaip tai nėra kažkokia super naujiena, nes tai naudojama medicinoje tam tikrų psichologinių būklių gydymui, bet čia tiesiog prataikys veikiam žmonėm gyvenstinai. Bet kokie šaunuoliai lietuviai, ką visgi? Tokios inovacijos. Aš mačiau, netgi tas Longevity ambasadorius naudoja šitą prietaisą. Ta pati būtent. Ar jis tiesiog yra tiesiog ambasadorius ir viskas, ar jisai tikrai jis naudoja, aš kiek žinau, naudoja. Ir, aišku, čia yra apie Brianą Johnsoną kalbam, tai tas garsusis Longevity, nežinau kaip čia vardinti, unikalus atvejs, kai, gal teko girdėti, kur 1 milijonų skiria per metus. Taip. Tai toks irgi įdomus. Save paturbinti. Bet tai toks buvo apsiestas visam. Per daug. Kai kurie tyrimai žiūrint iš mokslinės pusės yra pertekliniai, ten tarkim koks magnetinis rezonansas kas mėnesį. Gerai, tada nuklystam nuo mano temos, jeigu jau palėtėm Brianą, tai pakalbėkim apie tai. Jisai labai irgi kalba apie tai, kad mėsos ne, bet sauja tablečių taip. Ką tu apie tai? Su mityba tai aš labai daug negaliu išsiplėsti, nes mitybą ištirti iš mokslinės pusės yra beprotiškai sudėtinga. Jeigu tu nori ištirti dietą kažkokią, įsivaizduokit, reikia surinkti didžiulę imtį žmonių, jiem liepti valgyti tą patį maistą ilgą laiko tarpą. Tas neįgyvendinama praktiškai. Tai tą padaryti, sunku. Jeigu maitinsi pastoviai, gal ir mano. Tai kol kas su mityba, paskutiniais duomenim buvo parodyta, kad šiek tiek, jeigu yra į veganišką kalorijų apribojimą dietą, pagerina būtent to biologinio laikrodžio atsukimą. Bet tyrimai kol kas yra trumpalaikiai, ten 8 savaičių, tai reikia dar pratęsti ir žiūrėti. Tai kol kas su mityba yra sudėtingiausia. Tabletėm... Ne šiaip 8 savaitės, tai bet kurią naują mitybą paimtų, tai tu tik tais būstą pajusi, labai kažkokį gerą efektą. Nes tu su bet kokia mityba specialia, tengi nėra junk food mitybos kažkokios teisingai, tai visai mityba yra apibrėžta tame, kad tu kaip tik junk foodą numeti ir tik tais real food valgai. Kažkokį skaičių ten. Pavyzdžiui, jeigu ten karnivoras, aišku, ten tai tik tais gyvulinės kilmės, ten jeigu veganai, tai tik tais augalinės kilmės, jeigu ten tie, kaip žinai, viduržemių, tai jinai miksuota, bet vis tiek, jokių tų šiukšlių iš parduotuvių. Vienareikšmiškai, bet kol kas pagal tyrimus viduržemio jūros dieta ir protarpinis badavimas kaip įrodo, kad tuos longevity genus aktyvuoja. Bet dar su žmonėm reikia daugybę tyrimų, kad tas pastvirtintų. Tabletėm viską pakeisti ne variantas, bet, kaip aš sako Vaidai, ar tikrai reikia terapijų, infuzijų, tablečių. Aš sakau, jeigu tu gyveni kalnų trobelį miškuose, kur grynas oras, ekologiškas maistas, grynas vanduo ir nėra streso, nereikia.
Bet ar mes tokių pažįstam žmonių, nu aš nelabai asmeniškai. Tai vat geriausiai vis tiek, aišku, sudėlioti kiek įmanoma tą gyvensenos bazę, mitybos, sportas, stresas ir tada tik jau dėti ant viršaus papildus, inovacijas, terapijas ir panašiai. Tai mano toks receptas, kad nei to trumpesniu keliu, kad visi bando kartais. Nu jo, tabletymai, tai nei miego, nei poilsio, junk foodas, nei be sporto, be nieko. Jo, sėdi savo, žiūri teliką ir galvoju, kažkaip neveikia kažkas. Kažkas neveikia. Aišku. Sakyk, kaip atskirti longevity šarlatanus nuo tikrų specialistų? Kokie yra tie raudoniai signalai? Jo, čia mano red flags. Viena mėgstamiausia tema, nes tas dabar tikrai plinta ir aišku, negali pykti iš komercinės pusės, nes tema populiari ir visi nori po to skėčių paleisti. Tai viskas tvarkoja, bet mano yra formulė, tai visų pirma tiesiog pasižiūrėti specialybę žmogaus. Jeigu žmogus pabaigė ten internetinis kursus ir staiga jis tapo mitybos specialistų, nu tai apie ką mes kalbam. Tai geriausia pažiūrėti specialybę, kokia yra jo patirtis. Aišku, red flag yra, jeigu iš karto kažkoks, tarkim, su papildais egzistavęs papildas, ten vitaminas, nežinau, ten C, ir staiga jis tampa ilgamžiškumo papildus, staiga per dieną. Nu, tikrai taip nėra. Kitas dalykas, kur dabar irgi steigėsi įvairios klinikos. Anti-aging klinika, nueini pasižiūrėti paslaugą, žiūri, kad ten spa centras paprastas, tai nieko su longevity, tai taip reikėtų ir atsirinkti. Bet sakau, jeigu taip juokais... Nes matai, tu kai dabar sakai, tai atrodo labai paprasta, kad nueini pažiūrėti kokias paslaugas, žiūri, kad ten iš tikrųjų tiesiog spa centras. O paprastam žmogui, iš kur jam žinoti, žinai, ko jam ieškoti? Tai, juokais tariant, galite kreiptis į mūsų grupę, kur mes turim tą patirtį sukaupę, tai pasidalinam tikrai. Galite ir man parašyti. O jūsų grupiai, kokie specialistai, kokių profesijų žmonės? Pas mus yra apjungiama ir sakykime, ir mokslininkai, ir mitybos, ir ta pati sporto specialistai, ir miego, streso ir panašiai. Bet taip didžioji dalis grupės yra praktikuojantys žmonės, kurie tą temą domisi, kurie yra išsibandę jau ne vienus metus. Nes aš apie patį iš tikrųjų sužinojau iš savo brangiosios. Jis sako, tavo tema, sako, žmogus irgi longevity, sako, labai domisi, sako, tu būtų gerai pakalbinti. Nes aš nežinojau, negirdėjau anksčiau apie jūs. Taip. Tai jūs kažkokią kaip įmonę turite, ar kas, ar ofisą, ar kliniką, ar kas? Aš pats turiu įmonę, o mūsų grupė yra tokia uždaresnė, nes mes ten priemam tik žmonės, kurie atlieka tyrimus, kurie turi konsultaciją, kad jau su baziniam žiniom ateitų. Tai tas labai pasiteisino, nes kai jūs susirinka bendraminčių, kurie jau žino, apie ką kalbėti, tai ir diskusijas būna malonumas. Tu jau kalbė, žinai, kas NMN, NADAS ir tu gali ten diskutuoti, protokolais dalintis. Jo. Ant tos pačios bangos. Jo, ir plius dar yra specialistų apjungta, kur ten ir gali pasiklausti ir panašiai. Tai tas labai puikiai veikia, taip ir judam, po truputį plečiamas. Geras. Klausyk, ar visi turėtume matuoti biologinį amžių? Ar tai tiesiog duomenų manija? Kaip pažiūrėsi, aš tai einu link tokio lengvo karštinumo, kad net ir amžiaus pase nebereikėtų, tai žiūri, koks tavo biologinis amžius, tai ir parodo, sakykime, kokia tavo yra situacija šiai dienai. Ir turėjom, sakau, visokiausių atvejų. Mano rekordinis asmo yra 46 metų vyras ir jo biologinis amžius yra 36 metų, ne 10 metų jaunesnis. Aišku, jo gyvensina, kaip pasižiūrėjus ten, jau kaip iš vadovėlio sudėliota, kur ten prie nieko nepriskabinsi, ten sportas, mityba ir panašiai. Bet būna, tarkim, tokių ir kaip sakant, spyrį užpakalį, kai buvo 30 metų mergina, jos biologinis amžius buvo 44 metų, net 14 metų vyresnė pusė. Va čia jau reikia susieminti. Ir manau, kad jau reikia daryti žingsnis kažkokius. Tai gerai, mes dabar, jeigu taip paėmus, vis tiek jūs tyrėte ne vieną žmogų, taip, jeigu paprastam žmogui, kuris per daug nesidomi visame tame nesėdi, tai geriausia, kaip tu sakai, mityba būtų būtent tą viduržemį. Panašu šią dieną, kad jo. Gerai, ką tu pasakysi apie tą protarpinį badavimą? Čia 14,8. 16,8. Jo, tai irgi rodo gerus rezultatus, bet čia jau reikėtų vis tiek įsivertinti savo sveikatos būklę. Tikrai ne visiems tinka. Kiti gal turi iš gretutinių ligų, tai jam nelabai tinka. Bet realiai, bent jau pas mus grupėje yra 3 moteris virš 46 metų amžiaus ir pas jas biologinis amžius yra kaip 25-30, o jos yra protarpinio badavimo jau ekspertės ten tą daro 10-15 metų. Ir turim tokių ir praktinių rezultatų. Net, pavyzdžiui, man kaip sportininkui, aš nemanau, kad tai labai gerai būtų. Todėl, kad jeigu pastoviai man reikia maitinti kaip tik kūną, kad jisai pastoviai gautų maistą. Bet nors vėlgi, kaip mes buvom kalbėję prieš tai, kai pradėjau tai daryti,
pirmos ten kažkiek tai savaičių, tu kaip tik būstų, tu lengvesnis, tu judresnis, toks energingesnis, viską, bet paskui kritimas gaunasi. Natūralu, jo. Ja. Tai geriausia žiūrėti tą tokiais tarpais, kai tu padarai, po to vėl grįžti į tą normalų, sakykim, ritmą. Nu, pavyzdžiui, gerai, o dabar aš varžybas atbombinau savo, dabar aš turėsiu kažkokią pertraukėlę. Dabar man apsimoka daryti protarpinį ir kokia būtų man nauda iš to? Tai aš manau, kad reikėtų pasibandyti, 16-8 tas yra standartas, kur jeigu tinka, tai tą pasidaryti. Nu ir tiesiog, kas vyksta kaip protarpinis badavimas, tai ima organizmas ieškoti energijos šaltinio. Gliukozę visą suvalgytą, ieško kitur. Nu ir tada riebalai, visokios, kaip sakyti, antriniai metabolitai ir panašiai. Yeah. Ir juos išvalo. Tai tas kaip ir veikia, bet reikia žiūrėti labai individualiai. Pavyzdžiui, žinau asmenų, kurie niekaip negali. Alkio jausmas kamuoja ir negali. O kiti, tarkim, yra, kur ir po 3 paras badauja. Nu, tai aš esu kelis kartus po 110, ne, 111, 110. Žodžiu, ten virš 4 parų gaunas badavimo esu daręs. Tai ten būna įdomių pavyzdžių, kai asmo sako, ties 4 para jau nebenori, sako, ir toliau, sako, valgyti. Jo, nebesinori toliau valgyti. Valgyti, nes jau, tipo, nu, užteks, tipo, savo pasiekiai. Jo, tai vat, nu, mityba, aišku, sako, tai pilkoji zona, bet... Bet va, tiesiog kaip sportininkui, tai faktas jau neįnauda, ypatingai jeigu tu dabar sporto režime esi, tai vis tiek raumenys reikia maitinti, jeigu nenori raumens prarasti, teisingai. Šiaip geriausia dabar yra tiesiog atlikti genetinį tyrimą, kur tu gali pasižiūrėti apskritai, koks maistas tau labiau tenka, koks netgi sportas, tarkim. Mes irgi atliekam, irgi gali žiūrovai pažiūrėti telomera.lt yra mūsų projektas, kur atliekam 15 sveikatos sričių genetinius tyrimus. Tarkim, tą patį sportą genetiką tu išsityręs gali pamatyti net į kokią pusę esi labiau linkęs. Ar pas tavę raumenų masė labiau išreikšta, ar ištvermė, ar deguonies pasisavinimas, anaerobinis lygis koks. Tai vat būna, žmonės pasidaro ir koreguojas net ir treniruočių programas, sporto programas. Ta prasme, tai tu visą šitą pasidarai, žinai, ir tu paskui gali viską koreguoti. Adaptuotis pagal savo genetiką. Vat. Pagal genetiką gali adaptuotis. Jo, nes, vat, pavyzdžiui, turiu vieną klasikinį atvejį, viena mūsų klientė užsispyrusi sportavo kardio sporto šakas ir sako, nu, niekaip nesigauna, nelimpa. Ištyrėm, žiūrim, genetiškai labai turim gerą raumenų jėgą, raumenų masę ir liesą raumenų masę. Žinau, ten pakeitė intervalinės jėgos treniruotės, sakė, iš karto atsigavo ir rezultatai. Tai vat, turim tokių ir... Ir būtų savijautą visą kitą. Jo, sakė, iš karto, vat, mano, sako... Nes tu nebeprivartauji savęs. Taip. O pasirėmė grinai genetiką. Tai vat, dabar įdomu, kad vaikus atveda ištirti 4, 5, 3 metų. Ir sako, jau kokį sporto barelį gal net ir leiščiau, kad vat, matyčiau, kad ir gerai jaustus ir tų rezultatų galbūt. Geras. Nes aš saviškai ištyriau. O ką man tada reikėtų daryti? Įsivaizduoju, aš ateinu ir suprantu, kad pas mano kūnas visiškai netam skirtas. Fuck! Sveičiu, ačiū, Vaidai! Ačiū tau labai! Nu, nežinau tada, bet kiek matom šiaip, nu, intuityviai pataikoma, ta prasme. Buvo vienas pas mus tyrėsi buvęs olimpietis, kuo puikiausia sporto genetika visose srityse. Posakio buvęs olimpietis, aš supratau, kad jis irgi buvo labai dėkingas. Ne, jis rezultatų turėjo, bet ir galvoju, kad pamatė, kad nu, tikrai kažkada vaikystėje pataikė tinkamas reitį. Aš, tarkim, saviškai ištyriau, 11-metis, ant sporto irgi spaudžiu rimtai 6 treniruotės per savaitę, o žiūriu, ant recovery reito genetika prasta. Nu, man iškart pačiam raudonas šauktukas, kad reikia gal tarpus daryti tarp treniruočių, kad nu, spėtų atsigauti. Tai gali labai pasikoreguoti. Ta pati mitybos genetika, tu, pavyzdžiui, irgi pamatai, kad jautriai reaguoja organizmas, tarkim, kokius sočiuosius riebalus. Arba ten netgi augalinės kilmės riebalus. Nu, tu iš karto mitybai mažini, kad nu, nebūtų to jautrumo. Tai čia palauk, tai čia tada prie šito tyrimo dar papildomas tyrimas dėl maisto? Tyriam 15 sveikatos sričių. Tai yra sporto genetika, mitybos genetika, streso genetika, miego, imuniteto ir kitų sričių. Ir tu pasižiūri ir sudėlioji tokį bendrą protokolą asmeniui, kad žiūrėk, kad mes tau siūlom, kad sportuok maždaug taip, valgyk taip, o... Tai čia viską pasidaryti, tai kiek čia babkių reikėtų? 1375 eurų ir gaunat pilną protokolą. Čia skaičiuoja vis pilnas genetinis tyrimas, plus biologinis amžius, kurį minėjom, ir dar buvo 55 kraujo markerių tyrimas. Ir kaip yra atskiri tyrimai, tai viskas tvarkoja, bet kai tu juos apjungi, gauni labai tokį personalizuotas medicinos protokolą, kad žiūrėk, šiai dienai pagal tavo tyrimus eik tą kryptimį ir tu jausies geriau. Kiek žmonių jūs turite, kurie yra pasidarę tą pilną protokolą ir jo seka toliau? Bus apie 1000 su virš jau šiai dienai. Kokie jų rezultatai? Neblogai, žinokit, neblogai. Ta prasme, mes darome etapiškai, tai nereiškia, kad užkraunam visas rekomendacijas per kartą.
yra specialistų komanda, tai nėra, kad tik genetikas dirba, ten yra ir šeimos gydytojas, ir gyvensenos gydytojas, tas pats farmacininkas, kuris, tarkim, papildų srity, pavyzdžiui, aš turiu prastą genetiką ties vitaminu D. Jeigu aš vartočiau tas 1000 vienetų, niekaip negaučiau pilno kiekio. Aš pamačiau šitą genetiką, automatiškai farmacininkas padidino kiekį, aš jau žinau savo dozę. Tai nebereikia man ten šaudyti, skaityti interneto, čia GPT ir panašiai, aš jau žinau konkrečiai. O tarkim, su vitaminu A pas mane yra taip, kad aš kaip tik turėčiau nevartoti. Jis pilnai pasisavina iš maisto. Kad netyčia neperdozuočiau. Bet aš jau žinau savo personalinį tokį protokolą, kad to reikia, to reikia daugiau arba mažiau. Geras. Šiaip labai geras, iš tikrųjų. Nes, kaip, aš sakau, kuo vyresnis aš tampu, aš tuo labiau suprantu, kad investicija į save tai yra geriausia investicija, kokią tu gali turėti, kokį daryti yra. Tai būtinai reikia investuoti į save. Tada rekomenduoju tikrai, Hebra, pasidomėkite šitų kolektyvų ir bandykite, nes aš, man atrodo, tu selinė. Sėdi čia ir selinį man, negi, kad man atrodo reikės ir man pasidomėti šitais dalykais. Aš kaip sakau, tai vis tiek prevencija, tai reikalingas dalykas. O per kiek laiko pasidaroma viskas? Ta prasme, atliekama. Nes mes šiandien turim pirmadienį, o aš šeštadienį manęs jau nebebus Lietuvoje visą vasarai. Tai kraujo mėginius iš seilių paimam per dieną kitą, o patys tyrimų būna, 4-6 savaitės. 4-6 savaitės, o paskui konsultacijos. Konsultacijos būna 3 konsultacijos skirtingų specialistų ir jau dėliojam tą galtinį protokolą. Online irgi įmanoma. Jo. O tyrimus online? Tai prisiduodam tyrimus, kaip sakant, čia jau baigėsi problemos. Pavyzdžiui, jeigu žmogus ne Lietuvoje gyvena arba ne Vilnių randas. Tai galim bet kur, mes tik žinom sąrašą, kokius reikia atlikti tyrimus, jis juos atlieka ir viskas, atsiunčiu. Ir jūs važiuojam taip. Supratau. Labai įdomu. Labai įdomu, pagalvokit irgi. Nes, aš dabar net sunku klausimų žodžiais, jau galvoju. Gerai, ar yra tokių papildų, kurios būtų pavojinga vartoti be priežiūros, nors jie atrodo sveiki? Jo, tai sakau, su papildais tikrai pradžiai reikėtų pasidaryti atskaitinį tašką, tai ištirti, pasidaryti bendrą kraujo tyrimą, pažiūrėti, kokia yra situacija ir, tarkim, kažko nepadauginti, ko pas tavai ir taip jau yra gerai. Iš tokių... Nes, pavyzdžiui, dar pertrauksiu, nes, pavyzdžiui, aš vartoju daug papildų, skirtingų. Taip yra, atrodo, šitas plaukam, šitas soda, šitas sanariam, šitas ten mineralai, šitas... Bet kiekviename iš jų yra dar kitokių priemaišų. O tas užnisa. Pavyzdžiui, vitaminas C turbūt ten iš 4 iš jų vitaminas C yra. Arba ten vitaminas B visur atrodo yra, prikišta vitaminas B, nes... Ką daryti, atliekos reikia visus sukišti, atrodo, jie prikipšė, svarbiausia, kad jis būtų ten. Tai ar tai yra gali būti, kad perdozavimas, ar kaip kiti sako, kad tokie vitaminai ten kaip C, kaip B, jau ką, tu visą laiką gali tiesiog juos išmišti ir viskas. Tai šiaip visą reikia žiūrėti, vėlgi geriausia, specialistas tartis, nes tarkim, tikrai esu matęs atvejį, kai asmuo geria ten rytui, pietums vakarui. Ja, tai aš 2 kartus. Jo, o ten pasirodo, tarkim, cinko koncentracija viršė ten vos ne 10 kartų. Cinkas taip reikalingas sportininkai, vyrui, bet, tarkim, jeigu jo padauginė, turėjom vieną atvejį klinikose, kai atvyko žmogus, kur nebejautė rankų kojų, liaudiškai tariant, o cinko buvo ten 6000% persivartojęs. Tai ten viskas sutvarkė, bet iki ko gali privesti. O jis sako, aš tą geriau, man tą čia draugė davė, taip, nereikėtų. Aišku, reikėtų visada žiūrėti, kad nebūtų labai daug apskritai sudėdamųjų dalių, nes, tarkim, čia toks irgi neminint pavadinimo, toks papildas žalių pakeliu, ganėtinai populiarus, yra Lietuvoje, kur yra net 50 skirtingų augalinės kilmės medžiagų. Įsivaizduokit, kai tu gauni vienu metu tiek medžiagų ir visos eina per kepenis, kepenis tau nepadėkoja. Ta prasme, jos turi visas perfiltruoti, peržiūrėtas medžiagas, o reklama skambiausia, o po to gali būti ir kepenų toksiškumas ir pažeidimai. Tai pas mane, kiek aš kraujo tyrimų priduodu, pas mane visada yra padidėję kepenų fermentai. Irgi sakoma, kad pas sportininkus jie būna dažnai padidėję, bet ir dėl krūvio, dėl streso, ir būtent dėl papildų. Bet aš niekada turbūt nesu turėjęs, kad tokių tyrimų, kad pas mane abudu tie ALT, man atrodo. AST, jo. AST, jo, kad jie būtų abudu normai. Vėlgi, žiūrėti, reikia kokia yra virš normas, nes būna, jeigu šiek tiek virš normas, tai traktuojama kaip, viskas gal tvarkoj. Aš tad geriau pasikartoti po kažkiek laiko, pasižiūrėti, bet, geriausia pastebėti. Aišku, yra papildai, kurie yra kepenis pravalos, sakykim, tas pats silimarinas yra. Pats nekalčiausias, jį galim vartoti ten iki 6 mėnesių praktiškai.
Bet visiems papildam reikia daryti pertrauką. Geriausia, aišku, mėnuo, 2, kartais ir 3 padaryti jo. Sakykime, o baltymai tokie kaip proteinas, kreatinas. Tai ko puikiausiai, tik aš, pavyzdžiui, ties baltymais būčiau ties hidrolizatu. Tai reiškia, kai yra jau suskaldytos baltymų molekulės. Izoliato, Hidrolizatas yra smulkesnės molekulės, jos per 20 minučių tavo rūmenyje. Tai kam ten izoliatą, jeigu tu gali iš karto hidrolizatą. Aišku, jis yra brangesnis automatiškai. O su kreatinu tai bent jau monohidratas geriausiai ištyrinėta forma, bet mes mūsų bendruomenė judam link tų inovatyvių formų. Tarkim, kreatino hidrochloridas, kuris pasižymė daug didesnį tirpumą ir jo ten nereikia 5 gramų. Ten užtenka 500 mg. Nes šiaip sako, kad kartais net... Kur aš čia mačiau kažkokią irgi straipsnį, kad rekomenduoju netgi vos negi 20-30 gramų į dieną, nes jisai tada ne tai, kad raumenim, jisai ir smegenim baisiai padeda. Jo, baisiai padeda, bet smegenim tikrai užtenka 500 mg pilnai. Gal net moteris vartoti 500 mg ir pilnai pakanka, ten jau nebus raumenų augimo tos fazės, bet sakau, tarkim, kreatino hidrochloridas naujausia forma. Aš pats ją vartoju, tai puikiai veikia. Ir jau nuo to kreatino monohidratą, aš taip nueičiau patruputį, šiek tiek jau istoriškai jau... Istoriškai, bet jisai yra geriausiai pasaulyje ištyrinėtas papildas ir saugiausias skaitosi. Šią dieną jo. Dar toks labai filosofinis klausimas. Ar ilgas gyvenimas be prasmės išvis vertingas? Ar ilgaamžiškumas visada turi eiti kartu su sąmoningumu? Geras klausimas, dažnai užduodamas ir pats jį savo užduodu. Nes šiaip aš dar petus, nes, pavyzdžiui, jau sakau, yra žmonių, kurie galvoja, sulauksiu pensinio amžiaus, išeisiu į pensiją, tada aš užgyvensiu, tada aš galėsiu padaryti tą, tada bus laiko tam, tada galėsiu nukeliauti pa šitą, aplankysiu tą, o paskui žiūri, kad, nevelniai jie nedaro, jie viskas jau guli ir merdė, laukia savo tos dienos. Man sakau, labai užstrigo vienas interviu, kurį ėmė iš tuo metu ilgiausiai gyvenančios asmens, 116 metų moters. Na, aišku, žurnalistai paklausė ten kokia jūsų čia paslaptis, panašiai. Ir jos frazė man labai užstrigo. Jis sako, žinau, kad man jau atsibodo. Sako, kiek galim gyventi. O ką aš noriu pasakyti, aš su savo treneriu kalbėjau, čia kaip tik, savaitgalį buvom varžybose. Sako, senelis jo gyvas vis dar, 98 metai. Sakau, ir kaip sveikatoje, kaip savijauta. Sako, ką, normaliai, sako, vis dar padirbo kažką, dar paveikė kažką, bet sako, tik kartais pasiskuniu, sako, atsibodau, sako, jau, nebeįdomu. Sako, jau norisi išeiti, atrodo. Čia tos filosofijos man irgi teko kalbinti, irgi 99 metų seniorą, bet kuris labai įdomu, nes jis domisi longevity. Sirtim. Ganėtinai skaidraus proto ir irgi teko pabendrauti su juo, tai mato prasme ir aišku, labai buvo įdomu paklausti apskritai, tokių metų, ką jis per gyvenimą darė, kad ir tokia šviesaus proto, ir fizinės, sakykime, tokios geros būklės, tai man užstrigo, kad visų pirma, sugrįžtant ant trumpai prie mitybos, pas jį labai buvo didžiulė įvairovė maisto. Sako, jeigu aš valgau daržovės, tai sako, ne kaip jūs įpratę, ten agurkas, pomidoras, viskas ten ropės, tenai dar ten kuo įvairiau, sako. Ir kitas dalykas, su stresu, sako, kaip jūs, sako, aš sako, nelabai suprantu, kas tai yra, sako, jeigu tik kažkokia neigiama nuotaika, aš sako, ją nuveju, aš sako, linksmas, romantikas, mėgstu dainuoti, mano paslaptis. Ir fizinis aktyvumas, sakė, pastoviai kažkokia veikla. Nutrauksiu šį pokalbį tam, kad priminčiau jums, kad mūsų kanalas bus jums labai dėkingas, jeigu jūs palaikysit mūsų spaudžiant like, spaudžiant subscribe, bei paliekant komentarą su savo komentarais, savo mintim ir savo pasiūlymais, ką norėtumėt pamatyti ateityje, bei galbūt užduoti iš karto iš anksto ir klausimą. O taip pat žmonėm, kurie padeda mums išlaikyti visą šitą projektą ir palaiko mūsų YouTube Premium Membership, ačiū atskiras. Jūsų dėka mes judame toliau. Važiuojam. Sakai, ką daryti žmogui, kuris fiziškai jaučiasi sveikas, bet yra emociškai išdegęs? Normaliam vakarų pasauliu psichoterapija yra toks pat tyrimas kaip bendras kraujo tyrimas. Tai tiesiog reikėtų tą daryti reguliariai ir manau, tai yra viena iš, sakyčiau, tų krypčių, nes kol kas mūsų visuomenė gal tas atrodo gėdinga, bet manau, normali terapija, kartą į savaitę, 2, tai būtų medicinos sritis, kodėl to nepadarius. Ir manau, tai gali ir labai pagerinti. Geriau, jeigu atvirkščiai. Atvirkščiai, tai... Atrodo, emociškai kaip ir norėtų kažko siekti, bet jaučiasi fiziškai išsekęs. Ar tai gali būti kaip tiek jūsų tema?
Tai vėlgi pradėti nuo pačių pagrindų, pasidaryti tyrimus, pasižiūrėti, gal kažkur tikrai kažkas netaip daroma pagal genetiką. Pavyzdžiui, jeigu negi apie profesionalus sportininkus kalbant, yra toks faktorius kaip persitreniruojimas. Ja. Kaip paskui atrodo, kaip ir nori, bet atrodo jau ir, gal ir bet, man, pavyzdžiui, aš irgi dabar čia jau toko, man, sakau, taip emociškai buvo sunku, baisiai sunku, nes jaučiausi, kad fiziškai aš, neatsistatęs, dar pavargęs, dar visas miegantis ir dar, toks atrodo, ir raumenys tokie atrodo, nors visą dieną gulėjau lovą, nieko nedariau, atrodo, kaip po treniruotės toks visas. Čia vėl iš mūsų longevity srities, tai ta trečia dar kryptis, tai yra pačios terapijos, tai yra šalčio terapija, hiperbarinė deguonies kamera, raudonų spindulių, ta pati nadlašelinė. Tai dar ta terapija, kai tau jau atrodo, kaip ir viską padaręs, trūksta, prisidėti dar šitos dalykus. Tai... Gerai, dabar hiperbarinė terapija, o dabar ar yra naudos iš tų tentinių baro kamerų, kur 1.5, 1.6, man atrodo. Jo, 1.3, 1.5. 1.3, 1.5. Tai ten galėtų pasiekti rezultatą, aišku, geriau, kai yra medicininė, kai yra stacionari. Ten jau 2,5 kažkas tokio. Tai šiaip labai paprastai, jeigu tu eini į 2 atmosferų, tai yra tam tikras laiko tarpas, jeigu tu eini į mažesnės atmosferas, reikia ilginti laiko tarpą. Mes esame irgi protokolus ir parengę ir ruošiam, kur, asmuo, tarkim, ateina, buvo neseniai 1,3 atmosferų, Šiauliuose vaikšto. Sako, padarykit man protokolą, kad būtų efektas. Ir mes padarėm pagal mokslinius tyrimus, tai aišku, reikia automatiškai ilgesnį laiko tarpą pačios terapijos, bet veiksmingumą gali tą patį išgauti. Tai, ar galima atskleisti? Kiek 1.3, 1.5, kiek laiko, pavyzdžiui, reikia efektų? Čia jau mūsų labiau tokias komercinės, sakykime. Sakykime, gerai, supratau. Bet tas paruošimo. Kaip ir su šalčio terapija, tarkim, jeigu tai eini į kriosauną, vienas nuo vienos. Bet tiesiog taip, bet tie skaičiai yra, to prasme, realūs. Nereikia tam pusę dienos ten tupėti. Ne, ten minučių yra skirtumai, bet kad tą išgautum reikia vis tiek tiksliai. Okay. Kaip ir savo šalčio terapija, irgi būna kartais sako, ką man eiti į kriosauną, jeigu ten po šaltų dušų. Tai viskas tvarkoja, bet jau reikia ilgesnio laiko tarpo paskaičiuoti, kad jau būtų tas pats efektas. Nes tarkim, arba šalto vandenį irgi. Jo, arba šalto vandenį. Nes tarkim, šalčio terapija tai suveikia taip, kad pas tave, kai tu patenki -120, ląstelė supranta, kad tu jau tuo į galą gausi, nes neįmanoma taip išgyventi. Ir tada natūraliai įsijunginėja procesai organizme, kad tik išgyventum. Aktyvuojasi imunitetas, energijos būklė, metabolizmas ir tada gali tą pasiekti, bet tada aktyvuojasi tokie šalčio šoko baltymai. Tai kad jie aktyvuotųsi, reikia labai paskaičiuoti, ar tu duše ten būsi 5 minutės, ar visgi reikia ten 17, kad jau išgautum tą efektą. Tai viskas skrinai protokoliškai. Nes, pavyzdžiui, man išbūti kriosaunai problemų nėra. Jo. Bet kiekvieną kartą lipti į ledo vonę, o Jėzus Marija. Tai man tas pats. Tas pats, nes ten kažkaip tai jaučiasi labiau. Tai kas yra efektyviau? Pavyzdžiui, vėlgi, ledo vonė vieniems, žinai, didžiulį skirtumą turi, nes kiti eina ten į +5, o pas manęs būdavo pusę laipsnio šilumos tik tai. Pas mane aš viso leduose praktiškai guli. Dabar laukiu, kol man pagamins, ateis ten, kur su aparačiuku, kuris pastoviai laikys 4 laipsnius. Tai 4 laipsnių. Ar tame 4 laipsnių 3 minutės, 5 minutės prabūti, ar kriosaunai prabūti kelias minutės? Tada yra paskaičiavimas ir tada žmogus renkas, jis pažiūri, kas jam patogiau, kas laiko atžvilgiu, ten tarkim finansų atžvilgiu. Nes aš, pavyzdžiui, ten iš šaunios aš jaučiu, kad pas manęs, atrodo, net visi rūminius tokie būna kartais ant tiek sustingę. O kriosaunai, prabūni, tai toks kažkas. Svarbu, kad būtų ląstelių lygmeny efektas, nes tu po šaltų dušų, žinai, porą minučių atrodo irgi atsigavęs, bet ar ten jau aktyvavosi, klausimas. Jeigu mes jau siekiam to mokslinio pagrindimą, jau reikėtų tą trukmę tiksliai išdėlioti. Čia mes tokių visokių kuriozų turėjom su to pačia raudonų spindulių terapija, kai, sakykime, raudonų spindulių terapija yra labai aiškus, turi būti bangos ilgis 640 nanometrų. Tik tada pasiekiamas elastino, kolageno sintezės aktyvavimas. O tarkim buvo asmenų, kur nusiperka ten iš temų lempą, švitinasi, sako, raudona spindulių terapija, ten pasirodo bangų ilgis ten visiškai į šoną. Ir nėra jokio efekto. Placebas visiškas. Tai tiesiog... Pakenčiainys. Apgauvikai. Klausyk, o irgi dar vienas filosofinis. Ilgamžiškumas tik kūnui, o kaip su siela? Kas ją jaunina? Tas gyvybės noras gyventi.
Jo, tai čia gal aš dviejų pažiūrėsiu. Visų pirma, kur minėjau, tie visi procesai, kai gali ląsteles atsukti atgal ir atjauninti, tarkim, atskirus audinius, organus. Tai čia buvo vienas iš pirmųjų klausimų. Kas bus, kai imsim atjauninti visą organizmą, kas bus su tavo vidum, patirtim, sukaupta per gyvenimą, ar ten irgi vyks kažkokie procesai atbulinė tvarka, ar viskas išliks taip, kaip buvo. Tai čia vienas niuansas. Kitas niuansas, kur irgi kalbama, kad, sako, gal neskubėkim su ilgaamžiškumu, čia, kaip sakant, gyvenkim, viskas tvarkoj, gal nereikia čia eksperimentuoti su gamta žaisti, ten dievus, kaip sakant, vaidinti, bet vėlgi labai asmeniškai, mano filosofinis, mano atsakymas, tai aš labai noriu pasižiūrėti, kas ten bus po to, kai mes pasieksime tas jau ribas, kur jau gal, nežinau, čia kažkoks evoliucijos naujas lūžis bus žmonijai. Bet aš link to judu. Nes visas naujovės yra sunkiai priimamos. Kas bebūtų. Ja. Bet laikui bėgant, paskui praėjus, tai paskui norma, ne tai, kad norma, o norma tiesiog tampa. Taip, tai čia manau, kad turėtų kažkaip panašiai būti, plius minus. Nes čia kaip ir nieko tipo blogo. Kaip ir gera. Kaip ir gera. Tikslai geri. Bet gal jūs ne tiek negi tą patį prailginat gyvenimo ilgį, kiek vat, tą būtent kokybę. Va čia yra esmė, nes žmogus tampa kiti 65, ten 70 jau neveiklus, o jūsų pagalba galbūt netgi dar 80 gali dirbti, galvoti, mąstyti, kurti kažką. Taip, būtent, toks yra tokia esmė. Aišku, čia visko atsiranda ir politinių, ekonominių dalykų, kur jau kalbama, kad pats pensinis amžius gali išnykti realiai toks kaip ir... Tai va, aš ką noriu sakyti, jūsų dėka blemba, taip ir nesulauksim to pensinio amžius. Atsiprašau. Atrodo, kiekvienais metais po 5 metus atidinėja, klausyk, blemba, tik metai praėjo, to dar 5 dadėjo. Ja, šitą yra toks dalykas. Nu, bet iš kitos pusės aš esu priėjęs prie tokios išvados gyvenime, kad žmogus pradeda senėti tik tada, kai jisai nustoja kažką veikti, nustoja judėti, nustoja turėti tikslų gyvenime, svajonių ir kažko siekti. Kai jisai tik sustoja, nieko nebedaro, viso. Prasideda tas degradavimas, senėjimas ir visi rodikliai už jų. Šiaip, žiūrint dar iš mokslinės pusės, tai kada būna didžiausi senėjimo pikai organizme, kada jau molekulės krenta. Visos, tai yra ties 40 metais ir 60. Tada būna didžiausi pikai. Bet jeigu ten kažkaip sugebi pragyventi normaliai, tai va tada jau tas plato fazė šiek tiek atsiranda. Tai va tokių yra naujausi irgi tyrimų. Tai reiškia, ant 40 reikia kažkokių naujų gyvenimo tikslų. Ja. Supratau. Sakyk, o intensyvus sportas ilgaamžiškumui padeda ar kenkia? Ir kur ta riba? Jo, tai su sportu yra tikrai tyrimų. Tai va, buvo vienas tyrimas, kuris žiūrėjo tas pačias telomero ilgis ir pagal skirtingas sporto kryptis. Ir buvo tokias kryptis kaip tas intensyvus sportas, tai čia priskyrė tokias sporto šakas kaip tenisas, krepšinis, futbolas, badmintonas. Ir tada, tarkim, ta pati treniruoklių salė, tai yra tas labiau statinis ir ištvermės, endurance. Tai va, viskie bėgimai, ten ilgų nuotolių bėgimai ten ir... Tai geriausiai parodė visgi intensyvaus sporto grupė, geriausias rezultatus. Ilgiausias buvo telomeros, jaunatviškiausias. Tai čia būtų treniruotis, kaip suprantu, tas circle training? Jo, intensyvaus, skaitau, tas pats ar tenisas, ar kažkur, kur galbūt trumpesnė tokie intervalai, bet intensyvus. Kovos menai? Priskirčiau. Bet kitas buvo to pačio tyrimo atšaka, kad apskritai reguliarus sportas, jo reikia bent 10 metų, kad jau būtų įtaka telomeroms. Bet jeigu tu ten trumpiau, tai gali ir nebūti tas įtakos. Gerai, kokio intensyvų mes kalbam? Kasdieną sportuoti ar 3 kartus į dieną? Atsiprašau, į savaitę? 3 kartus į savaitę ir kad nebūtų ilgesnių nei 2 mėnesių pertraukų. Buvo bent jau tyrėjai tokia išvalga, kad skaitosi reguliarus sportas. O intensyvumas, bent jau, kalbant apie 10 metų, tai kad jie priskyrė, kad bent labai intensyvus pasivaikščiojimas 30 minučių galim laikyti minimalią ribą. Kaip sportas. Bet jeigu norite to geresnių telomerų, tai kuo intensyvesnis. Apskritai, su sportu buvo įdomus tyrimas, kur tyrė 44 sporto šakas, praktiškai 15 metų perspektyvų ir žiūrėjo, išdėstė, kad kurios labiausiai ilgaamžiškumai turi įtakos. Tai kol kas atsikartojamumas yra su tenisu. Nežinau, kodėl. Apskritai, sportas su raketėmis. Aš žinau, kad ten todėl, kad yra sprogimas, pauzė ilga. Sprogimas, pauzė ilga. Jo, kita buvo išvalga, kad ir erdvė judama labai daug krypčių vienu metu, sakykime.
Nors kiti labai taip subjektyviai pasakė, kad, tarkim, tenisas tai yra vis tiek pasiturinčių žmonių sportas, kur jie ir taip investuoja daug į sveikatą, mitybą ir gal dėl to. Irgi. Prie dugno buvo, aišku, ten sumo, kur nieko nuostabaus tikriausiai. Ir labai nustebino... Jo, ir labai nustebino tinklinis, kur nesupratau, kodėl buvo prie blogiausių sporto šakų. Paaiškinimo kol kas nėra. Nu. Gal per rytį sprogimai tie, arba laukimas, nesifizuoju, kodėl... Jo. Stodo ten, sportas, irgi sportas. Įdomu, kaip kovos menai, nebuvo tikrai. Žinau, kad pats boksas nebuvo labai už tai. Nebuvo labai už tai. Jo, bet ten, aišku, daug faktorių tikriausiai. Daug faktorių ir galbūt yra traumos. Bet kol kas tenisas bent 7 metus geba prailginti gyvenimą. Geras. O dėl įstatymo, tu kalbė apie būtent... intensyvumą, apie sportą, o kaip dėl atsistatymo? Jeigu sakai, 3 jeigu žmogus, pavyzdžiui, kiekvieną dieną sportuoja, ant kiek yra svarbus atsistatymas ir kokį dėmesį turėtų skirti atsistatymui? Tai aš manau, kad vienas svarbiausių dalykų, bet vėlgi sakau, iš savo specialybės, tai jeigu reikėtų sudaryti planą, tai aš pradėčiau nuo labai aiškaus papildų plano, bet labai aiškaus. Ir tada, aišku, tai mano minėtos terapijos. Bet vėlgi terapijos, kur matau klaidas, kad, tarkim, asmuo, tarkim, kad ir atstatymui, tai naina, čia vieną pasidaro, čia kitą, čia trečią ir viskas. Bet reikia labai jas kombinuoti, žiūrėti, kaip išlaikyti atstumą tarp jų. Nes, tarkim, tu po kriosaunos negali iškart pulti raudonų spindulių terapiją, kad būtų tarpas. Ir yra, tarkim, protokolai, kurie ir sportininkam paruošti. Ta prasme, net ir dabar buvo kreipėsi, kur profesionalų sportininkai, lengvaatlečiai, kurie nori grynai normalaus protokolo su terapijom, kad būtų tas įvesta jų kasdienybė. Ir sakytas, raudonų spindulių terapija tikrai veikli yra? Jo, vienareikšmiškai. Mes žiūrime į publikacijas, jos rodo, kad tas veikia ir ta tikrai. Ir šiaip tai viena iš tų terapijų, kur tu gali ir namams turėti. Tu gali nusipirkti tokias specifinės plokštės ir jeigu turi protokolą ir naudoti. Aš pats naudoju ypatingai, jeigu būna kažkas traumas, tai yra tokia net ir rankinė lempa, kur tu gali, kur nori ten pasišviesti, jeigu yra trauma. Ir ta pati odos regeneracija irgi gali pasidėti. Žmona naudoja kaukę. Čia vienoje klinikoje, mačiau, yra netgi toks kaip soliariumas. Jo. Ta prasme, atsigulė visas jame gulė. Jo, čia yra tokia klinika irgi, čia jeigu galim pareklamuoti, yra SINK klinika, Kauno gatvė 22. Ten teko irgi juos konsultuoti, jie ten turi apskritai visas terapijas po vienu stogu. Ir visas programas. Tas irgi labai tauposi su laiku, tu ateini, pasidarai ir išeini. Nes dabar Vilniui buvo taip, kad skirtingose vietose po kokią vieną terapiją. Vienu važiuoja kitur, tas aišku laikė nelabai patogu. Dabar yra viskas vienoje vietoje. Geras. O ką tu pats darai, kai jautiesi perdegęs? Ar be motyvacijos? Ar mokslas tam turi sprendimų? Taip, tai aš esu pasidaręs serotonino dopamino gerinimo protokolą. Tai yra papildas L-tirozinas. L-tirozinas, jo, žinau. 500 mg. Bet gali būti, jeigu padaugini per daug tirozino suvartoji, kad būna kažkoks, tokio, tave taip trauktų į apačią kažkokia. Gali būti. Labai šaltinis poveikis. 1000 mg tikrai neviršyti, 500 optimalu. Tada yra radiolas ekstraktas. Radiola raus, jo. Bet jis irgi ten sibirinis turėtų būti, man atrodo. Kažkaip tai aš kažkada skaičiau, nes būna labai neveiksminių. Pavyzdžiui, vienas žmogus buvo kūręs čia Lietuvoje, papildo vieną su borkelis lietuviškais ir radiola raus buvo dar kažkokie priedai. Kad iš tikrųjų, ar ten placebo, borkas, ar atrodo, tu ir ramesnis, ir stabilesnis, ir ištirimingesnis būni. Bet paskui atskirai užsakinėjau kažkur tai iš Amazono radiola raus, tai efekto per daug nepajutau. Ne, tai kokybė yra vienareikšmiškas dalykas, nes mes irgi turim su savo įmonė Telomere LT ir pačius papildus. Ir ką pavyzdžiui, darom dabar, kokia inovacija, tai yra personalizuoti papildai. Tai reiškia, kad pirmas dalykas dalyvaujam kokybės kontroliai. Tai reiškia, tikrinam papildus laboratoriniam sąlygom, kad visur būtų grynumas 99%. Nes patys, kai pradėjom tikrinti skirtingų gamintojų, tai kaip ir sakai, vienur ten 60% grynumą randam, kitur 30%, o vieną kinietišką paėmėm ir žiūrim 0% visiškai. Baraigos. Baraigos, tai tokie geri, galvoju, kad veikia, o neveikia. Ir esmė, kad yra sistema, tarkim, norėtume atsidaryti
sukomplektuojam su farmacininkais protokolus, papildus, užsakai ir tu gauni. Ir tarkim, tu gauni tokį paketą ir ten, tarkim, yra tavo dienos normos pakeliai. Tai reiškia, ten yra sukomplektuoti tavo papildai, tau nebereikia ten tų 10 buteliukų atsakinėti, ten gerti, kol po to ten susimaišo, pasimiršta ir panašiai. Tokį išgeri pakelį, tarkim, vienas, pavyzdžiui, pas mane yra ryto pakelis, yra pietų pakelis ir yra ten 3 pakeliai vakarai, pavyzdžiui. Gali būti sporto kažkoks pakelis, tarkim. Ir tu turi tokį prižiūrimą paketą. Nu. Tai L-tirazinas, radiola ir, sakykime, dar yra dar kita medžiaga, kurios neatskleisiu, bet irgi viena iš papildų, kur tu gali labai, sakykime, serotonino kiekį pagerinti. Tada link vakaro jau pradedu ašvagandą ir L-teaninas ir kiti papildai. Gerai, o kaip dėl būtent dopamino detokso, kaip vadinamas, telefono, ten, atsižinau, rylsų tų atsisakymas, nežinau, ką dar galima daryti, kas sukelia dopaminą, kažkokios priklausomybės, ten tokios kaip rūkymas, alkoholis, visa kita, tiesiog tokio, žinai, gyventi strikt, nežinau, kiek laiko, ar tai duoda kažkokios naudos? Gyvenime. Tai aš manau duoda, ir mes matom iš konkrečių pavyzdžių, iš mūsų tyrimų, kai labai atskleidė daug informacijos, kai ištyrėm keletą vaikų. Ir mes galim, tarkim, ne tik bendrą biologinį amžių pažiūrėti, bet ir, tarkim, smegenų amžių galiu pažiūrėti. Ir, tarkim, ištyrėm 9-metį, 11-metį ir 13-metį. Tai 9-mečio smegenų amžius buvo kaip 13-mečio, 11-metis kaip 16-metis, o 13-mečio kaip 19-mečio. Įsivaizduokit, kokie nukrypimai. Pasenę ir spėkit dėl ko, manau, atsakymas aiškus. O proto ten tuose smegenyse nelabai dar rasta. Nelabai, o yra viskas dėl to, dėl tų pačių telefonų, planšečių, socialinių tinklų, kur ant tiek apsikrauna tokiam amžiui, kad smegenys nebesusipranta, kas čia vyksta. Stresas, krūvis didžiulis smegenim. Geras, klausyk, blemba. Biologinis amžius pirmin. Dabar klausytojas netgi sąžinė pradeda griaužti, kai akyse prisimė, kai vaikai telefonė tą planšetę sėdė. Aš sakau, kada čia vakaras žiūriu, telefonas įjungtas, planšetė įjungta ir Xbox'as vienu metu, tai apie ką mes kalbam. Dukra irgi mano, dar kiti 4 metukai, bet jau pastoju, o galima tą, negalima, bet ir žiūri ten kažko pradėti dirbti kažką ir žiūri, jinai nepastebimai paima jau, jinai jau savo YouTube ar kažką ir žiūri į zombius. Sakau, tavai stabdyk, žinai. Čia atsakymas, kad... Tačiau reikia grįžčiau tada į tos dalykus žiūrėti. Nuo pat pradžių, nes po to jau, žinai, tas detoksas jau po to nebesugebėsi padaryti jo. Eina savo. Ar pasyvus žmonės gyvena ilgiau, ar tik atrodo, kad taip yra? Nemanau, manau, kad reikia vis tiek to aktyvumo, kaip ir kalbėjom. Nes vien tyrimas, kur apibendrino keletą tūkstančių publikacijų, kur buvo labai aiškiai parodė, kad, tarkim, jeigu yra optimistas žmogus, tai net iki 11% gali gyvenimo trukmę pagerinti. Jeigu ten sėdėsi ramiai ir nieko neveiksi, tai, klausimas. Kiek realiai rizikuoja žmogus, kuris pradeda žaisti su rapamicinu ar kitaip senėjimo stabdžiais? Rapamicinas jis nėra papildas, tai pradėkime nuo to, kad mes jau šiaip negalim jo rekomenduoti. Nors rezultatai atrodo džiuginantis. Kiek skaičiau, jisai ten tipalė daro kažkokius stebuklus. Jo, bet aš šiai dienai tikrai negaliu rekomenduoti. Lygiai tas pats yra su metforminu. Gal irgi teko girdėti. Amerikai ypatingai irgi jis yra plačiai vartojamas. Yra receptinis vaistas prieš diabetinis vaistas. Bet yra parodyta, kad jis gali irgi užsukti tos ilgamžiškumo biologinius kelius į gerą pusę. Bet vėlgi, tai yra receptinis vaistas, mes iškart negalim jo rekomenduoti. Nors, pavyzdžiui, dabar vyksta klinikinis tyrimas su metforminu su sveikai žmonėm. Tai jeigu studija parodys, kad yra viskas ok sveikiem žmonėm, tai mes tada irgi drąsiai iš longevity bendruomenės galim rekomenduoti. Bet šiandienai dar rapamicinas, metforminas dar aš taip... Tai reiškia, kol kas negalite rekomenduoti tik todėl, kad dar nesat įsitikinę, nes nėra jokių klinikinių tyrimų. Tik dėl to, jo? Taip. Supratau. Ar mes pavojingai artėjame prie to, kad žmonės taps savo pačių eksperimentais, būtent su visais tais dalykais? Nes, žinot, kaip sakai, Amerikoje yra labai, sakykime, nesudėtingi visi šitie dalykai prieinami. Ja. O tik ateina kažkokia naujovė, kažkas pasakė, kažkas reelsą išleido ir visi puola visą tai daryti. Ir atrodo tokia, žinai, masinė psichozė gaunasi. Visi pradeda eksperimentuoti, daryti ir kaip mes kalbėjom, dar kartą pasikartosiu, kelių savaičių bėgių, atrodo, wow, koks efektas, kaip gerai, super, o paskiau, kas paskiau?
Jo, tai aš sakau, geriausiai viską daryti su specialisto priežiūra ir kad viskas būtų sudėliota pagal mokslo gaires, nes tokie momentiniai šuoliai, jie tikriausiai nieko neprives, bet tas vadinamas eksperimentas su savim, tai vadinamasis biohackingas, jis yra normaliai tampanti frazė. Ir turim ir savo bendruomenį tokių asmenų, kur tarkim, vienas yra, kuris 9 metus Lietuvoje užsiminėjo longevity, 10 gal jau. Ir tarkim stebi įvairiausius organizmo parametrus. Tai reiškia priklijuotas gliukozės matuoklis. Ten ne tai, kad vienas išmanusis laikrodis, bet 2. Plius dar aura žiedas, kad kuo tiksliau išmatuoti vidurikius. Tarkim, jisai stebi miego parametrus su aura žiedu ir į Excelį turi susivetęs 8 metų kiekvienos nakties rezultatus, pasidarė ten statistinę analizę, ten kreivę susibraižęs, žodžiu, tik tom gyvena. Rezultatai jo tiek NAD, tiek telomerų vieni geriausi. Bet, kaip pasakyti, ar čia toks jau labai geras gyvenimo būdas, nežinau. Žmonos neturi, tik tom gyvena, žodžiu. Bet jis sako, taurė vyno, jeigu 18 val. Išgeriu, 3 val. Nakties mano gilaus miego fazė krenta per 11-12 minučių. Bet iki tokių smulkmenų, kur jau tiek pažįsta. Bet tu taip pažįsta savo organizmą. Jo. Tai bet jeigu būtų daugiau tokių žmonių, kurie taip sirgtų iš to, tai mes jau turėtume galbūt kažkokį bendrą vaizdą viso to. Taip, tai, sakant, visokių yra, aišku, yra ir tokių, kur buvo vienas atvejis, vyras ir žmona. Vyras rimtas sportininkas, griežtai jokių papildų, tik sveika gyvensina. Pas jį NADO lygis ten virš 3,08, labai geras. Žmona priešinga atstovė, nesveika gyvensina, nesveika mityba, jokio sporto. NADas buvo labai žemas. Jie pusę metų, sako, darom eksperimentą. Vyras sveikai gyvena toliau be papildų, o žmona tik longevity papildus įsivedė, bet toliau nesveikai gyvena. Pa žmona vos buvo pakitimas nedidelis, NADO nežymiai, o pas vyrą nieko irgi nebeatsitiko. Tai jis reiškia, natūraliai pakėlė NADO lygį, bet po to atsimušė tas lubas. Tai tada jau gal reikėtų įsivesti kažkokias inovacijas. O žmona bandė to trumpiausiu keliu, tai kaip sakyti, nelabai pavyko. Tai tokių pavyzdžių praktinių turim visokiausių. Mes reiškia kalbam apie tai, kad turi būti kombinuotas dalykas, kad nėra taip, kad nueinu sportuoti, bet po trenkės būtinai damušiu bariką damušiu ir eisiu dar sotkę išausiu. Jo, tai aišku nesveiks. Geriausia kombinuotai. Ir nemomentiškai, aišku, su visa pagarba, kas ten influencina tai, bet, kad pažiūrėti, kas apie tai kalba, ta prasme, kas yra tos srities specialistai. Gerai, galime pasitikėti tokiu kaip ChatGPT, nes daug kas dabar labai apie tai kalba ir daug kas informaciją fact-checkingą daro, bet per ChatGPT mes suprantam, kad ChatGPT informacija visai ima iš to pačio interneto, o patikrinti būtent tuos resursus, iš kurio jisai ima ir tau pateikia, tai patikrinti negali. Jo, tai aš pats esu tą irgi tikrinęs, žiūrės kaip veikia, kaip ir viskas atrodo tvarkoj, bet matai vietų, kur vis tiek padaro tokią loginę klaidą ir tu nebūdamas specialistų to nesuprasi ir pasinaudosi tą informaciją. Galų gale, tarkim, mes irgi atliekam tokią viso žmogaus genomo analizę, ties ligom galimom. Ir viskas yra su ChatGPT gerai, kai jam duodi, tarkim, pacientą, kuriam yra kažkiek galimai liga. Ir tada jis paima jo genomą ir tada jau pasako, kas yra. Bet jeigu jam duodi sveiką žmogų ir jo genomą nuskenuoti ir pasakyk, ar jam kažkas yra. Praktiškai iš 5 kartų visus kartus parodo skirtingai. Pasimeta jau. Tai čia dar reikėtų, nes apskaitai visų tyrimų interpretacija, jeigu tu nesi medicinos srities, tik su ChatGPT gali būti labai sudėtinga. Tai mes ir iš longevity pusės, kadangi turim, sakau, virš 700 žmonių, tu matai, su kiekvienu tu bendravai ir žinai, tau papildas taip suveikė, terapija taip, kitam nesuveikė, kitam dar geriau suveikė, ir kai turi apibendrintą, tai pats esi tu. Bet yra ir lygiai tas pas ir su daktarais. Nueini pats 3 daktarus, visi panašiai tau pasako diagnozę, o nueini pas 4, jisai tau visai ką kitą pasako ir žiūri, kad tas ką kitą veikia labiau negu tie 3. Aišku, žiūri kokia patirtis, nes vienas ten gal dirbęs 20 metų ten sunkiausiais atvejais, o kitas gal tik praktiką pradėjęs, tai čia irgi tokie niuansai. Niuansiukai. Sakai, kokios bus 3 didžiausios longevity naujienos per artimiausius 5 metus? Jeigu galima per artimiausius 8 metus šiek tiek, jeigu pratęsus, tai pirma naujiena, tai mano minėti eksperimentus su žmonėm, jie turėtų perėti jau ties biotechnologijų kompanijom į praktinę pusę. Tai reiškia, jau siūlys atjauninti tavo akių
sritį, odos, raumenų, sąnarių kaulų. Tai tas vienareikšmiškai bus. Jo. Taip, gerai, dabar tada iš karto tave pertrauksiu. Sąnariai. Sakoma, kad sąnariai neatsistato. Jo, kad jie neatauga, neatgyja. Ar mes kalbam apie tai, kad galimai, kad ateityje jie patys kažkaip tai regeneruos? Jo, tai šitą eksperimentą labai yra, esmė, aš nepapasakau, tai yra vadinamieji Yamanaka faktoriai. Yamanaka faktoriai tai yra keletos genų grupė, mes visi jos turime. Bet jie veikia tada, kai mes būnam embriono stadijai. Aktyviai veikia, o po to, kai mes jau užaugam, jos išjungia organizmus, nebereikia jau. O kam? Kas prašė? Ten kažkas. Kažkas nusprendė. O čia ateina longevity mokslininkas ir jis tos genus įjungia. Bet tipo, subscribe, mokėk kiekvieną mėnesį, įjungsim. Upgrade padaryk. Tai va, ir įjungia ir tada organizmas supranta, kad reikia jam sugrįžti atjaunėjimo fazes ir tu ima audinys grįžinėti. Aišku, reikia sustabdyti, kada reikia, kad pats į embrioną netyčia nesugrįžtum, bet jau tą moka daryti. Ir viskas, ir tada atjauna iki tam tikro lygio, nesvarbu ten ar sąnarys, bet koks audinys. Ir tai jautiesi jau automatiškai geriau, nebėra gal kažkokios ligos, kuri buvo dėl sąnarių. Tai gerai, dabar, sakykime, aš, taip, tiesiog, ne aš, sportininkas, bėgikas koks nors, susidrožęs yra savo sąnarius kelių, nusitrynėte kelio sąnariai. Gali būti, kad mes galim pasiekti tai, kad ten, kur jisai praktiškai nusitrynė visiškai savo sąnarį, ten jau beveik nėra, galbūt ten likučiai, kad jisai šito veiksnių pagalba gali savo vėl atauginti naują sąnarį? Kremzlę? Jo, vienareikšmiškai. Eik tu. Vienareikšmiškai. Tai kremzlė, tada, sakykime, minėjau, odos sritis. Kur subscribe daryti? Dar palaukim tos 5 metus. Tai šitas, sakyčiau, inovacija bus. Kita inovacija, kur minėjau, kur gali iškirpti ligos geną. Tai čia gal net ir ta bus greičiau, nes 2 lygos jau gydomos. Tai koks bus algoritmas, tai sakykime, gimsta vaikas, tu nuskaitai jam visą genomą, tu iškart pamatai, kad ten yra kokios 5 taškai genome, kur jau yra problematiški. Kur, pavyzdžiui, gal ne dabar sukels lygą, bet kai bus kokie ten 35 metai. Tu iškart jam iškerpi ir jūs tas ligos išvengia ateityje. Tai antras sritis. Tai ta vienareikšmiškai bus, čia tik laiko klausimas. Jo, trečias sritis, tai vėlgi tas pati longevity, kiek jis kokybišką gyvenimo trukmę, kiek mes pratęsim, viską apibendrinus. Ir pačiu turbūt trukmę gyvenimo ir dar kokybę, bet jau čia tai bus vis tiek prieinama ne kiekvienam žmogui. Įtariu, kad vis tiek aukštesnės pajamas gaunantiems, nežinau, gal kažkiems sluoksniams specifiniam, čia sunku man atsakyti, nes ta, kur minėjau 3 milijardų investicija, tai yra Jeffo Bezoso tiesiog investicija, kad šitie tyrimai toliau tęstųsi. Kiek tas bus plačiai, dažniausiai tokie yra reguliuojami dalykai. Tai kaip tas bus, sunku pasakyti. Koks būtų tavo vienas patarimas žmogui, kuris nenori gyventi 100 metų, bet nori kokybiškai gyventi likusius 30, pavyzdžiui? Taip, tai patarimai būtų tokie. Visų pirma, pasidarykite telomero tyrimą, kad matytumėt, kokia yra atskaita, kad žinotumėt, kokia yra situacija. Tuomet užsirašykite į telomera.lt, kur yra, kaip minėjau, pagal genetiką nuo sporto mitybos iki kitų, kur sudėliosim aišku protokolą. Įsitirkit visą žmogaus genomą dėl ligų, pažiūrėti, ar nėra kažkur, kur reikėtų reaguoti. Pasidomėkit longevity inovacijom, nebūtina pulti iš karto viską, galbūt kažkoks bazinis papildų paketas, galbūt kažkokios bazinės terapijos ir tiesiog sekit, kas vyksta šitoj srityje. O kas yra pionieriai pasaulyje? Visų šitus temas. Jo, tai šiaip sakyčiau, profesorius Davidas Sinclairas yra tas, kuris pradėjo ir nuo ko viskas, kaip sakant, užsijudino. Aišku, jis viską pradėjo iš mokslinės pusės, bet tas galų gale, perėjo į tą populiarią pusę. Jo, tai yra ir ta garsi knyga Gyvenimo trukmė, kuri yra lietuviškai, tikrai rekomenduočiau perskaityti. Yra jo podcastų serija labai nebloga, kuris ima atskiras longevity temas ir gvildena. Tai sakyčiau, čia būtų jisai pasauliniu mastu, aišku, tada Peteris Atija, tą patį Brianą Johnsoną pasiekti, ką jis keičia, nes vis tiek su juo dirba ten visa medikų komanda. Ir aišku, ir Lietuvoje, kaip matom, tas vyksta po truputį ir turim ir čia bendruomenę. Nes taip nesat labai populiarūs, kad, ta prasme, pas mus Lietuvos šiaip apskritai retai laikų viskas ateina, bet ateina viskas po kažkiek tai metų. Kodėl aš sakau nepopuliarūs, nenorėjau kažkaip tai įžeisti. Tiesiog tai, kad apie tai nelabai kas kalba.
Nelabai kas kalba, pavieniai žmonės, aš tik tai sutinku, kurie atrodo ir tai viešai tai per daug nesiskelbia apie tai, kad tipo, jo, vot įdomi ta tema, jo, galbūt, vot, jo girdėjau, ten mačiau, kad Kardashianai Nadą savo lašino, vot ir aš nuėjau Nadą palašinti, visos atrodo žinios pas žmonių, žinai, nes nėra taip, kad jūs super plačia publikai būtumėt žinomi ir kad tipo, čia būtų normalu ir kad pas jūs ten eilė stovėtų žmonės, tipo, vot, padarykit mums tipo... Tai žinokit, tas gaunasi labai, labai natūraliai, nes visų pirma, tai yra entuziastų bendruomenė, tai kas jau domisi, tas ateina automatiškai, nereikia nieko kviesti. Ta edukacija darom, bet ir nėra greita. Prasme, pas jūs esu kituose buvau podcastuose kalbama, tai aišku, reikia daugiau kalbėti. Kuo daugiau kalbėsi, tuo daugiau edukuosis, tuo daugiau tai taps ne magija, o normalus dalykas. Bet reikia laiko. Bet kol kas sakau, tokios gal šiek tiek uždaresniai bendruomeniai gyvenam, bet jį patruputį plečiasi. Tai mano žiniom, Lietuvoje tikrai turėtų būti koks aktyvių, yra 700, bet apie 2,5 tūkstančio, kurie tai girdėjo, žino, tai tikrai turėtų būti plius minus. Yes. Tai dabar dar yra vienas klausimas priešingas anam. Ką pasakytum žmogui, kuris apsėstas ilgaamžiškumo, bet pamiršta gyventi? Tai sugrįžk į gyvenimą. Kaip tas, pavyzdžiui, tavo kolega. Jo, tai, vėlgi, bet aš vėlgi negaliu kalbėti iš kitus, kiti tame tiek jaučia džiaugsmą, kad, tu negali stabdyti, sakykime, tas asmo, kur išvyko folistatino genoterapiją, tai aš jam visą konsultaciją, informaciją pateikiu, jis nori visko, sako, man reikia visko, sako, labai aiškiai. Let's go. Aš sako, jau viską užsidirbau, aš noriu dabar ilgai gyventi ir to mėgautis. Tai man Vaidai pateik viską. Negali pykt, gal čia yra gyvenimo džiaugsmas, kaip sakyti, jo. Mes labai laukiam jo rezultatų. Aš irgi, labai. Šiaip mes... Kartą į metus užtenka tos terapijos, kaip suprantu? Jo, 12-16 metų, pusantro. Jo, tai mes irgi planuojam rudenį daryti savo bendruomenį irgi konferenciją tokią, kur tikėtina tas asmo bus ir gal net gyvai ir papasakos, kaip viskas vyksta, kaip jis jaučiasi, kokie rodikliai. Kaip vadinat konferencija, kur bus? Mus kuruoja Tesonetas, jis rengia irgi pas save. Vėlgi tai būna dažniausiai tai pačiai uždarai bendruomeniai, bet uždara bendruomeniai, kaip sakau, jeigu žmogus nori, domisi, tai mes ir pasiūlom prisijungti. Galima patekti, ja? Kada čia bus? Planuojam spalio mėnesį. Spalio mėnesį. Ja. Labai įdomu. Gerai, Vaidai. Gerai, mes prieidinėjom, kaip ir mano klausimų sąrašas jau į pabaigą, tai mano likę tik tais yra galutiniai tokie uždaramieji klausimai. Su kiekvienu savo pašnekovu aš užbaigiu jais, nes tokie žmoniški įdomus klausimai, filosofiniai galbūt. Tai pirmas klausimas, ar tu, Vaidai, Dirse? Ar esi laimingas žmogus? Labai. Galiu papasakoti, kur pasireiškia tu laimę. Tai visų pirma, puikiai šeima, 2 vaikai, brangioji, puikus darbas, kuriame galiu save realizuoti, longevity sritis, kur galiu ir pasireikšti ir skleisti šitą edukaciją. Tai šiandien viskas puiku, sveikata viskas tvarkoja, nežinau, kas gali būti geriau. Kada pradėjai šitą temą? 9 metai atgal. 9 metai. Ja. O prieš tai ką veikiai? Tai aš šiaip esu genetikas, aš dirbu Santaros klinikose, mano sritis onkologinė genetika yra, tai yra mano tas darbas kasdieninis. Jis gal nėra toks labai linksmas kaip longevity, bet ten irgi yra proveržių neblogų, sakykime, gydymo srityną. Sakykime, būdamas 20 kelių metų, tai turbūt mokslas tik baigęs studentas, praktikantas, ar būtum įsivaizdavęs, kad eisi būtent šiuo keliu ir kad nukeliausi jau kurį tokį netrumpą kelią? Aš tai galiu pasakyti, kad kai aš rinkausi apskritai specialybę, tiksliau gal net ir tėvai rinko, kai aš buvau gal 10 klasėje, tai čia iš vis buvo 2002 metai. Tai man tada tėvas labai aiškiai pasakė, sako, molekulinė biologija, sako, yra tas sritis, kuris, sako, pamatysi, bus ateitis. Tai čia kiek buvo prieš 20 metų. Tu matai. Sakau, gerai, tikiu, bandom. O tėvas kas pats? Jis yra pats tikrai ne iš medicinos srities, pardavimai, bet tada buvo... Bet jau tokias mintis turėjo, ne? Jo, ir tada buvo ką tik atsiradus tą specialybę, sako, čia stok.
Nu, man tada ši biologija patiko, sakau, nu, pabandom. Sakai, kaip 6 pojūtis jau toks. Jo. Ir tai tik ties antrų kursų supratau, kad tai yra mano ir kad man tai patinka. Nu. Geras. Jo, tai va tokia iš praeities. Geras, labai geras. Galėdamas grįžti laiku atgal, nu, tu atsakykime tą pačią pradžią. Kokį patarimą duotum šiandienos tu tam jaunoliui? Labai žinokit paprastai, nieko nekeisti, viską daryti taip pat. Viskas buvo puiku, visko reikėjo, kas atsitiko, viskas nuvedė ten, kur reikėjo, viską daryti taip pat. Viską daryti taip pat. Nesigailė nieko? Nieko. Kur matai save po 10-20 metų? Čia gal sunkesnis klausimas. Tikrai matau save su mokslu, ką ir dabar darau. Ir manau, kad, tikėtina, kad longevity srity bus jau abiem kojam. Nes dabar, kaip sakyti, rytoj diagnostika ir panašiai, bet manau, kad jau bus tas sritis, kur jau bus ant tiek pažengus ir tiek bus įdirbė, kad bus, sakykime, jau tas mėgavimas tais vaisiais, sakykime, ko mes dabar siekiam su grupė. Planuojat turėti visą laboratoriją, kur galima bus ir ištirti, ir edukuoti, ir visas procedūras atlikti? Tai manau ir planuoju, manau ir bus čia. Kito klausimą ar nekyla. Gražuoliai. Su to galiu pasveikinti. Gerai. Na ir paskutinis dalykas. Šitą kamerą tavo, į ją, kokią paskutinę žinutę norėtum palikti mūsų žiūrovai? Tai aš tikrai džiaugiuosi, kad bendruomenė po truputį domisi šitą sritim ir siūlau dar labiau pasigilinti, pasižiūrėti, kokios yra tendencijos, į tai žiūrėti labai ramiai, aiškiai, žiūrėti, ką sako mokslas ir gilintis ir pasinaudoti mokslo teikiamomis galimybėmis longevity srity. Tai tik pirmyn, o jeigu kažkokių yra, sakykime, klausimų ar panašiai, tai galit visada parašyti man. Mano elektroninis puslapis yra vaidas.dirse.lt ir jeigu kils klausimų, tai mielai atsakysiu ir nukreipsiu tinkamą kryptim. Fantastika. Ačiū tau. Beje, esi girdėjęs apie Cordycepsą? Taip. Ką gali pasakyti? Puikus papildas. Kol aš jį vartoju, nėra jokios infekcinės peršalimo ligos, jokios, ta prasme. Ir net seniau galvoju, kad čia atsitiktinumas, bet kiek atkartoju tas rezultatas. Bet kaip aš džiaugiuosi, kad tu būtent patvirtini tai, ką aš sakau jau ilgą laiką, nes anksčiau būdavo pas mus toks dalykas. Tik ruošiesi varžybom, forma ant piko, imunitetas apačioj. Tik kažkur tai skersvėjukas, kažkur tai kažkas, tai iš karto snarglys, iš karto temperatūra, iš karto. Tai vat tą linksmą gaidą aš noriu tau padnuoti savo kolegų, draugų, partnerių produktą. Cordycepso eliksiras. Pusę buteliuką iš ryto ant tuščio skrandžio, pusę prieš miegą. Labai labai geras. Ir jau daug metų išbandytas. Dėkui. O jums, draugai, noriu padėkoti, kad jūs esate kartu, kad jūs padedat kurti man sėkmingų žmonių bendruomenę. Taip pat nepamirškite palaikyti mūsų kanalą spaudžiant like, paliekant komentarą apie šį pokalbį. Taip pat, ką norėtumėt pamatyti ateityje. Nu, tiem žmonėm, kurie mūsų nori palaikyti gražiai ne tik žodžių, bet ir veiksmų, YouTube membership bei Patreon ir Contribute platformos yra skirtos jums. Ačiū jums, draugai, labai ir iki sekančio karto.